Tai kviečiu įsipatoginti ir atsipalaiduoti ir atpalaiduoti visus savo kūnus, visus savo lygius, visus savo sluoksnius, tam, kad mes geriau galėtumėm praleisti energijas, turim būt atsipalaidavę. Tai kuo labiau galim taip nurimti ir atsipalaiduoti. Jokios įtampos, jokio tokio iš karto, jeigu turit kažkokią mintį, kad dirbsim darbą, tai šitą viską iš karto paleidžiam, darbo nedirbsim. Leisime sau tapti kuo natūralesniais laidininkais, kuo mes iš tiesų ir esame. Kuo natūralesniais energijų priėmėjais ir perdavėjais. Tam, kad pajaustumėm, kad tai gaunasi mum iš tiesų savaime. Kad mes iš tiesų visą tai darome ir tiesiog, kad galėtumėm tą daryti giliau, plačiau, stipriau, su didesnė intencija, galingiau ir labiau patiriant, labiau įkūnijant. Tai tos visos teorijos aš galbūt dabar ir nepasakosiu, mes tiesiog susijungiame tiesioginiai patirčiai ir pirmiausia iškeliame intenciją. Tai pirmiausia pajaučiame save savo kūnuose ir pajaučiame save savo širdyse. Nukeliam savo dėmesį iš galvos į širdį, iš reikalų į širdį, iš planų į širdį. Visą save surenkam į širdį ir fokusuojam savo dėmesį čia širdyje. Nesirišam prie širdies čakros, nesirišam prie širdies fizinio organo. Širdis tai yra tokia vieta, erdvė, kuri yra daug daugiau negu čakra arba negu kelios čakros, ten yra skirstimas ta širdis ir aukštesnioji širdis. Tai tiesiog yra erdvė, arba kaip toliau prieisime, vartai. Ir dabar tiesiog nukreipiame savo dėmesį ir susifokusuojame. Ir iš šitos vietos tada iškeliame intenciją. Aš ją pasakysiu garsiai, o jūs tiesiog viduje jei pritarkite, galite papildyti savo pajautimu, ką dar norite iškelti. Tai dabar aš, dieviškas žmogus, visiškai jaučiantis save kaip kūrėją, šaltinį, įsikūnijusi inkarnacijoje, renkuosi atverti savo širdies vartus, renkuosi aktyvuoti savo DNR žvaigždžių vartus ir savo širdies žvaigždžių vartus. Ir renkuosi būti pačiu tyriausiu, pačiu švariausiu, pačiu skaidriausiu laidininku visai energijai, kuri yra skirta Žemės pakilimo procesui, kuri skirta organiškam, tikram Žemės perėjimui į naują realybę, į naują Žemę, į naują kūrybą, į naują buvimą. Ir tebūnie tai lengvai, ir taip yra. Ir dabar mes kviečiame visus savo gidus, vedlius, mokytojus, pakilusius meistrus, kviečiame angelus, kviečiame arkangelus, kviečiame savo žvaigždžių šeimas, kviečiame
galaktikos centro logosą, kviečiame didžiosios centrinės saulės ir visų kitų centrinių saulių logosus, taip pat kviečiame ir mūsų saulės logosą. Kviečiame dievišką mamą, dangišką tėvą, rojaus saulės ir begalinį kūrėjo visa ko šaltinio buvimą. Ir taip pat kviečiame ir mūsų žemės gajos buvimą kartu su mumis taip pat. Va dabar susikvietėm visą kosminę pagalbą, taip pat kviečiame ir elementariasias būtybės dalyvauti šiame procese, kviečiame ir kristalinę sąmonę, kviečiame vandens sąmonę, kuri yra ir įvairiuose kituose lygmenyse ir plazma. Kviečiame augalų sąmonės, gyvūnų sąmonės, savo toteminius gyvūnus taip pat įsijungti į šį procesą. Ir taip pat mes turime aiškų suvokimą ir intenciją, kad šiuo metu vyksta saulės užtemimas. Ir tai yra galingas langas. Tai yra galingas langas, į kurį mes iššokam ir su juo susilygiuojam, tam, kad visi mūsų procesai ir visos mūsų intencijos būtų maksimaliai išdidintos. Nes užtemimas veikia kaip išdidintojas, išplėtėjas, visko, ką mes dabar iškeliam, ką mes šitom dienom, šitais 2 savaitės nuveiksime, kokį dažnį palaikysime, šitas dažnis jisai didės ir platės. Taigi dabar esame pačiame užtemimo pike, didžiausiame užtemime šiuo metu Šiaurės Pietų Amerikos žmonės gali matyti tiesiog, kaip mėnulio šešėlis yra uždengęs Saulę, o mes tiesiog žinome, kad šitas momentas jis tiesiog atveria mums labai labai didelės galimybės, labai didelį langą. Ir mes susilygiuojame su šiuo langu. Ir toliau, ką yra labai svarbu mums padaryti, kad visas mūsų procesas eitų sklandžiai, tai yra labai svarbu, kiek įmanoma stipriau įsižeminti. Tai dabar pirmiausia, mes einame į savo širdis. Į tą momentą, į tą vietą, kur jums komfortiška. Ir jaučiame. Visą laiką prašysiu ir prašau mažiau stengtis vizualizuoti, daugiau stengtis jausti. Eiti per jautimą. Jeigu kažkam aktyvuojasi rankos ir nori judėti, kaip jos man juda, tas energijas, klausydamos energijų, tai irgi drąsiai veikite su savo rankomis, drąsiai veikite su savo kūnu, jeigu kūnas nori pajudėti, nes kažkur gali būti koks nors kamštukas, blokelis ir tai reikia tik tai kokio nedidelio judesiuko, kad viskas, kad energijos praeitų. Ir iš savo širdies, savo širdyje dabar eikime į tokią vietą, į tą erdvę gilyn, kur jaučiame meilę ir dėkingumą. Tiesiog intencijos būdu. Nereikia jos ieškoti. Paleiskime visas tas mintis apie tai, kad ten širdyje gali būti daug visokių užkardų, užkaborių, ten gynybinių sienų pristatyta, praeiname kiaurai, praeiname per visą tai kiaurai, nes einame su intencija ir einame iš karto į tą vietą, kurioje gyvena meilė, kurią galime taip apčiuopti, meilė ir dėkingumas. Pajaučiame. Palaikome ten dėmesį.
Įkvepiame. Iškvepiame. Ten, kur laikome dėmesį, ten platėja, didėja. Staiga ta vieta ima plėstis, galbūt pulsuoti. Galbūt, jeigu pojūčiai ne taip yra išvystyti, galbūt tai tik tai koks lengvas šilumos pojūtis. Bet nesifokusuokime į tai ten matau, nematau, jaučiu, nejaučiu. Jeigu pojūčių mažiau, važiuokime ant tikėjimo, kad viskas, ką mes darome, viskas vyksta. Viskas, nes mes esam kūrėjai, mes duodame tam tikrą komandą ir visa tai vyksta. Ir dabar iš savo širdies einame dar gilyn, savo širdyje einame dar gilyn į ten, kur jaučiame savo sąmonės kanalą. Galbūt niekada jo kažkaip tai nejautėm, bet tiesiog dabar iškeliam savo tokią intenciją, noriu pajausti savo sąmonės kanalą. Ir tą visą meilės energiją ir dėkingumo energiją tiesiog siunčiame, pučiame į savo sąmonės kanalą. Ačiū mano sąmonės kanale, kad tu esi. Ačiū, kad aš dabar priėjau tokio momento, kad galiu tave suvokti, kad galiu apskritai suvokti, kad tu esi, kad galiu pajausti, kad tu esi. Kažkas tokio gali būti įdomaus, ne taip apčiuopto ir ne taip patirto. Ir dabar savo sąmonės kanalui mes tokį duodam pasiūlymą. Einam susijungti su Gaja. Ir kartu su visu meilės dėkingumo srautu paimam tokį meilės spindulį, dėkingumo spindulį ir savo sąmonės kanalą. Ir leidžiame visą tai žemyn per savo kūną, žemyn. Jeigu norite per čakras arba per savo stulpą, žemyn į Gają, į Gajos centrą, į Gajos kristalinę saulę. Labas, Gaja. Labas, ačiū, Gaja. Palaiminimai, Gaja. Mes ateiname čia gilesniam susijungimui ir įsitvirtinimui tavo širdyje. Mes ateiname su intencija, su visiškai tyra ir švaria intencija įtvirtinti savo sąmonių kanalus tavo širdyje. Ir leidžiame savo sąmonių kanalams praeiti per visus sluoksnius, lygmenis, kūnus, kurie anksčiau neleido patirti to įsižeminimo ir įsikūnijimo pilnai. Galbūt pas ką nors ir tas įsitvirtinimas jau yra labai tvirtas. Ir pajauskime dabar, kaip Gaja priima mus. Kaip kiekvienam iš mūsų sąmonių kanalų ten yra tarsi skirta vieta. Yra tam tikra magnetinė energija, kuri pritraukia mūsų sąmonių kanalus. Ir mes tarsi įsistatom. Ten ir jau kai įsistatom, jau viskas, ten belieka tik tai stabilizuotis. Apsiprasti.
Gali netgi būti kažkoks ir tokio svaigimo jausmas arba toks kitoks jausmas. Ir dabar mes sakome, Gaja, parodyk mums. O koks tavo planas? Koks tavo planas, kokia tavo yra aukščiausia trajektorija, aukščiausias kelias, aukščiausias variantas? Nes mes visi esame dabar Gajos paviršiuje, kūnus esame gavę iš Gajos. Ir mes visi dalyvaujame Gajos ir kosminėme, ir dieviškame plane. Tai mes norime ir žinoti, ir jausti, koks tas planas, į kur mes einame, kas tas pakilimas ir ką mes kuriame. Nes atėjome čia tai bendrai kūrybai. Ir leidžiame dabar savo sąmonės kanalų priimti visą tą srautą. Tai ir šviesos srautas, ir meilės srautas, ir šviesos kodai, ir informacija, kuri ateina mums iš širdis, iš Gajos. Ir leidžiame ramiai, galite, patikrinkite savo pojūčius kūne, jauskite pojūčiais. Ar jaučiasi, kaip energijos eina per pėdas, ar jaučiasi, kaip energijos eina per kojas. Kokie yra pojūčiai, galbūt odos paviršiuje, galbūt kažkuriuose kitose kūno vietose. Nelikime tik mentaliai ir tik matyme. Būkime kūne ir jauskime kūno pojūčiais. Ir jauskime, kaip mūsų širdies erdvė pildosi ta visa informacija iš Gajos. Jinai kiekvienam iš mūsų turi visada daugybę informacijos. Labai daug tos informacijos yra iš tiesų, mes patys esame jos ten pasidėję, kai pirmą kartą čia atkeliavome. Ir po truputį ta informacija susiaktyvuoja ir mes ją po truputį pradedame suvokti, kaip mes čia atėjome pirmą kartą, ką mes atsinešėme, koks buvo mūsų planas ir ką mes palikome Gajoje šitam laikotarpiui, ką mes ten pasidėjome, kokius kristalus, kokius kodus, kokius instrumentus, kokias žinias, kad dabar atėjus šitam momentui visą tai galėtų aktyvuotis tada, kada reikia. Aktyvuojasi viskas vibraciniu principu, ne? Kai mes užvibruojame to dažnio, tada tai ir aktyvuojasi. Ir dabar mes vėl savo širdyje jaučiame, kaip vyksta energijų susijungimas, va tai, kas atėjo iš Gajos su natūraliom mūsų širdies energijom. Ir dabar mes toliau keliame visas tas energijas savo sąmonės kanalu aukštyn. Aukštyn. Vėlgi, jeigu jums patinka čakros, tai pro čakras. Jeigu nenorite žaisti su čakrom, tai tiesiog mes žinome, kad mūsų sąmonės kanalas yra toksai stulpas, šviesos stulpas, gal net ne šviesos stulpas, gal vizualizuoti lengviau kaip šviesos stulpą, bet tiesiog tam tikro dažnio energija. Ir keliame aukštyn į Saulę. Ir dabar pajauskime, kaip mes
jaučiame saulę mūsų. Vėlgi nesifokusuokime ties to, kaip saulė atrodo, arba ties to, ką mes žinome ten iš fizikos. Tiesiog pamirškime visą tai, eikime per jausmą. Ir per asmeninį kontaktą, asmeninio ryšio užmezgimą. Labas saulė. Ačiū tau. Mes dabar ateiname užmegzti iš savo širdžių, užmezgėm ryšį su Gajų širdim ir dabar ateiname užmegzti ryšį su tavo širdim. Ir iš karto fokusuojamės tiesiog į saulės širdį, su meile, dėkingumu ir su tom energijom, kurios atėjo iš Gajos. Dalinamės viskuo tiesiog. Ir galime pajausti, koks yra saulės atsakas. Saulė siunčia savo palaiminimus ir sako, aš atveriu savo vartus, eikite toliau. Ir mes tada einame pro saulės vartus, einame į galaktikos centrą. Ir susipažįstame su galaktikos centru. Galima sakyti, kad tai irgi tam tikra saulė, apie kurią sukasi visa galaktika. Mūsų saulės sistema yra pačiam galaktikos pakrašty. Tai mes iš tiesų esame gan toli, taip jau fizikinė prasme nutolę nuo galaktikos centro. Ir dabar tiesiog savo dėmesio susipažįstam su galaktikos centru. Palaiminimai mūsų galaktikos logosai. Mes esame procese, kada turime intenciją tapti laidininkais visų kosminių energijų ir Gajos energijų, sąmoningais laidininkais. Ir todėl priimame galaktikos centro išmintį, šviesą, energijas, kurias galaktikos centras pradeda pakankamai stipriai leisti. Ir leidžiame, tegu teka viskas į širdį. Tegu teka, jaučiame širdimi, nenukreipiame, neiškeliaujame iš kūno, neišskrendame, nenukreipiame savo dėmesio jau ten per galvą tolyn, vis tiek mes keliaujam savo sąmonės kanalu, iš esmės mes plečiamės. Ir savo širdimi apimame vis platesnį, apimam Saulės sistemą, dabar apimam galaktiką ir galaktikos centrą. Ir tada galaktikos centras sako, dabar aš jūs atveriu jums vartus į didžiąją centrinę Saulę. Ir mes susijungiame su didžiąja centrinė Saulė. Iš savo širdies į didžiosios centrinės Saulės širdį. Susijungiame ir susiliejame. Didžioji centrinė Saulė. Ačiū tau. Kokia palaima jausti tave. Ir jausti tavo sąmonę. Ir
Didžioji centrinė saulė praveria savo vartus ir sako dabar eikite susitikti su rojaus saulė. Rojaus saulė tai yra ta esatis, kuri palaiko trejybę. Dieviškas tėvas, dieviška mama ir dieviškas vaikas. Va šita trejybė. Tai yra vyriška energija, moteriška energija ir kūryba susijungus šiom dviem energijom. Ir mes vėlgi iš savo širdies susijungiame su rojaus saulės širdim. Labas, brangioji. Palaiminimai, dėkingumas. Ir tuomet einame dar už rojaus saulės. Tokį prisilietimą prie šaltinio energijos. Dar plečiam širdį. Ir tiesiog jau intenciją kreipiamės šaltinio širdyje. Aš atveriu savo širdį susijungimui, pajautimui tavęs. Ir dabar prašome, kviečiame ir duodame paliepimą. Mano širdies vartai atsiverkite. Aktyvuokitės. Per mano DNR visi kosminiai vartai taip pat aktyvuokitės. Ir mano širdies vartai susijunkite su visais organiškais kosminiais vartais. Susiderinkite, susilygiuokite, susijunkite ir susiliekite su šaltinio širdies vartais, rojaus saulės vartais, centrinės saulės vartais, galaktikos centro vartais, mūsų saulės vartais, kitais žvaigždžių vartais, kuriuos mes dabar nesikreipiam, bet tai organiškais mūsų visatos evoliucijai tarnaujančiais vartais. Ir visais Gajos vartais, Gajos širdies saulė ir visais organiškais vartais Gajos viduje ir Gajos paviršiuje. Susijunkime su Šastos žvaigždžių vartais, su Glastonberio, su Uluru Australijoje, su Helakala Havajuose, su Afrikoje esančiais vartais, Kilimandžaro, su Maltos stargeitais organiškais, bet tik organiškais, mes į jokius kitus dirbtinai sukurtus visiškai nesiorientuojam. Su Sedonos žvaigždžių vartais. Susijungiame su kristaliniu koridorium esančiu abiejose Amerikos žemynuose, su žemės gelmėse esančių kristalų vartais. Žodžiu, leidžiame dabar įvykti šitam susijungimui ir mūsų širdžiai aktyvuotis. Ir energetiškai kūne gali jaustis stipriai. Dabar prašome
Kviečiame visus patyrusius vartų saugotojus padėti mums subalansuoti energijas, padėti mums subalansuoti energijų tekėjimą. Ir iš karto meistrai sako, dabar atverkite dar ir kitus vartus. Tai dabar mintimis mes kreipiamės į šiaurę, į šiaurės kryptį ir atveriame šiaurės žvaigždžių vartus. Kreipiamės į rytus ir atveriame rytų žvaigždžių vartus. Kreipiamės į vakarus, atveriame vakarų krypties žvaigždžių vartus. Kreipiamės į pietus ir atveriame pietų krypties žvaigždžių vartus. Ir galim pajausti, kaip per širdį pradėjo eiti srautas ir į priekį, ir į nugarą, ir į dešinę, ir į kairę. Kai atsivėrė visi šitie 4 vartai. Ir dabar jau atvėrėm vartus Gajos. Tai dabar tik užtvirtinam mūsų 5 kryptis žemyn iš širdies. Atvėrėm vartus per visas saulės ir per galaktikos centrą į šaltinį, mūsų 6 kryptis. Ir mūsų 7 kryptis, mūsų širdžių vartai atsiverkia. Ir einame dabar gilyn per savo širdžių vartus, gilyn 7 kryptimi vidų. Einame jausmu, nesistengiame vizualizuoti, nors jeigu jums matosi kažkokie vaizdai, viskas gerai, kad atsiveria durys, bet einame jausmu. Ir šiandien mes ten daug ištirti nespėsim. Tačiau truputėlį taip apsičiupinėsim. Einame į tą vietą, kur gyvena meilė. Ir leidžiame savo jausti. Ir matome dabar, kiek matome arba jaučiame, kiek gylio tame dar yra. Taip apčiuopiam, kur gyvena meilė. Ten toliau gyvena besąlyginė meilė. Tai yra meilė. Ir ten dar galima eiti gilyn, gilyn, gilyn. Einame dabar į tą vietą, kur gyvena dėkingumas. Ir leidžiame savo pajusti dėkingumą. Tiesiog dėkingumą už savo egzistenciją kūne, materijoje, fizikoje. Kas suteikia galimybę pajausti ir patirti pojūčiais. Ir dėkingumo erdvėj palieskime tokį tašką, dėkingumą savo. Dėkingumą savo už tai, kad esame. Už tai, kad tiesiog pasiryžome čia būti. Gal kažkaip nepasiryžome, gal tiesiog pasirinkome.
Dėkingumas sau už tai, kad per daug įvairių procesų ir nesąmonių vis tiek išeiname į sąmonę ir į kūrybą. Ir dėkingumas sau už tai, kad būdami tokie dideli, išdrįsome taip save sumažinti ir patirti save mažume, fizinio kūno apribojime. Ir dėkingumą visiems broliams, sesėms, kitose fiziniuose kūnuose, kad jie yra, kad jie irgi pasirinko tai patirti. Ir kad tas patirtis, kurias jie patiria, nereikia patirti mum. Dėkingumą laisvai valiai, kad kiekvienas galime rinktis, ką čia patirti. Ir kad kiekvienas galime rinktis, ką sukurti. Ir dabar prisilieskime prie tos vietos, kur mūsų širdise gyvena kūryba. O į tą vietą teka labai stiprus gajos srautas. Ir leiskime savo pajausti, o kokia kūryba, o ką mano širdis, mano ta kūrybinė širdies erdvė, kuri yra susijungime ir susilygiavime ir su Gaja, ir su visų kosminiu procesu, kuris dabar vyksta, ką ji nori sukurti. Ar ta kūryba, kurią aš iki šiol kūriau gyvenime, ar ji kyla iš šitos vietos? Ar šitoj vietoje yra kažkoks šauksmas kūrybai, kuris vis dar neišgirstas? Ir dabar mes tiesiog skiriame tam dėmesio. Ir tas kūrybinis potencialas, jis pradeda truputį skleistis. Po truputį vibruoti. Ir mes dabar galime pakviesti tam visam kūrybiniam potencialui šiek tiek išeiti labiau į paviršių. Išeiti labiau į mūsų ir mentalinį suvokimą.
ir kaip jaučiasi į mūsų kūno pojūčius, o kaip jaučiasi va ta kūryba. Tiesiog galime kviesti tą kūrybinę širdies energiją pripildyti mūsų ląsteles ir leisti savo pajausti tai fiziniu kūnu. Kaip man jaučiasi ta sulygiuota kūryba. Ar ląstelės džiaugiasi, ar jaučiasi kažkur įtampa. Ir dabar dar prisilieskime dar prie vienos vietos savo širdyse. Yra vietos, kur gyvena malonė. Malonė angliškai yra grace. Tai yra ir malonė, ir grakštumas arba gracija. Ir tame yra tam tikra prasmė, kad malonė visada yra duodama su gracija. Na, kai kažkas suteikia malonę, dažniausiai tai yra aukštesnieji lygmenys. Kartais malonę suteikia ir žmonės, ir mes vieni kitiems žmogiškam lygmenį suteikia malonę. Tai malonė yra tam tikras toksai grakštus gracijos aktas. Tai yra visiškas, kuris vyksta be jokio užspaudimo, be jokio gailesčio, be jokio vertinimo, be jokio teisimo. Ir pajauskime, kaip mūsų širdise jaučiasi malonės dažnis. Ar mes jį apskritai pažįstam, ar mes jį esame patyrę, sąmoningai suvokę, kad mes gavome iš kažko malonę, arba kad kažkoks įvykis mūsų gyvenimuose tai yra malonė. Tai yra tarsi dovana, bet tai tokia, dar sakyčiau, subtilesnė dovana. Ir jaučiu tokį kvietimą, kad aktyvuojame savyje malonės dažnį. Tiesiog, jeigu jisai dar miegojo, jeigu mes netikėjome, kad apskritai malonė egzistuoja, galbūt galvojam, tai vyksta ten, šiam pasauliu taip nebūna, tai būna ten tik pasakos ir taip toliau, aktyvuojame malonės dažnį. Jeigu jisai po truputį užsikuria, ir mūsų širdis pradeda generuoti šį dažnį. Ir dabar dar prisilieskime prie labai svarbios ir turbūt reikšmingos šiuo metu erdvės, yra atleidimo erdvės. Yra ten mūsų širdise, kur gyvena atleidimas. O atleidimas tai yra kaip ir paleidimas, kai mes atleidžiame, kai mes nebesilaikome prie kažkokio jausmo, kažkokios emocijos, kažkokio įsitikinimo, kad tas ar anas įvykis buvo negatyvus, prie tiesiog savo kažkokios nuostatos, mes atleidžiame
ir tos energijos pasileidžia. Ir nebesilaiko prie mūsų prisiklijavusios. Tai dabar pajauskime, o kaip laikosi atleidimo dažnis mūsų širdyse, kaip jis gyvena, aktyvus jis ar užslopintas. Ir tiesiog labai labai spontaniškai pajauskime, kokios dar energijos laikome magnetiškai priklijavę prie savęs. Emocijos yra kaip magnetai. Emocijos yra magnetinė energija. Jeigu mes kažkur ten įsižeidėm, ar supykom, ar kažkokią tai ten kitą emociją patyrėm, skausmą emocinį patyrėm, tai sukūrėm magnetą. Kur savyje, savo širdyje, gali būti ir kokiose kitose vietose. Ir viso to įvykio energijos, visos tos istorijos, kurias paskui apie tai savo ir kitiem papasakojame, visą tai ir laiko prilipę prie to magneto. Laikosi. Ir tas, kai mes atleidžiame, tai reiškia, mes išsklaidome tą magnetą. Ir visa tai, kas laikėsi prie magneto, nebeturi prie ko laikytis ir tiesiog išsisklaido. Tai dabar labai spontaniškai kiekvieną savo pajauskime, kur aš čia dar kokį tai laikau magnetuką, įsižeidimo, skausmelio, kančios, dar kažko. Ir tiesiog, kadangi mūsų širdis labai aktyvi, labai užsiaktyvavusi, tai dabar mes į tą magnetuką iš karto nukreipiame meilės srautą, dėkingumo srautą tai patirčiai. Ir nukreipiame malonę. Mes patys savo, kaip aukštesniosios būtybės, kaip aukštesniosios sąmonės, mes patys savo galime suteikti malonę. Ir patirti tą atleidimą. Ir galime pajausti, kad jeigu mes leidžiame savo, tie magnetai ima lydytis, tirpti, išsiintegruoti. Ir visą tą sukauptą energiją mes tiesiog, kad būtų greičiau, pasiunčiame į šaltinį. Visiškam perdirbimui, visiškam nunulinimui. Ir dabar, kadangi gyvename tais tokiais įdomiais laikais, kada vyksta įvairių įvykių ir mes dažnai pasiduodame visuotiniai tendencijai palaikyti vieną ar kitą pusę, vertinti vieną ar kitą pusę, teisti vieną ar kitą pusę, tai taip pat galime atlikti dabar tokį atleidimo aktą ir atleisti visom tom pusėm. Ir leisti savo surasti tą neutralumą. Ir supratimą, kad viskas yra tik patirtis, kurias kosminės esybės renkasi patirti. Ir nieko daugiau, ir nieko asmeniško. Ir dabar, kadangi patyrinėjom, jau trupučiuką prisilietėm prie kai kurių energijų savo širdies, mes
Vėl grįžtame prie suvokimo, kad dabar mūsų širdis yra aktyvus žvaigždžių vartai, aktyvus portalas, kuris nebeužsidaro po meditacijos, kuris yra aktyviai veikiantis portalas, duris, vartai. Ir tiesiog susilygiuojame dar kartelį su Gajos širdim, su Saulės širdim, didžiosios centrinės Saulės širdim, Šaltinio širdim. Visas tas širdis sujungiame į vieną savo širdyje. Pasirenkame bendrystę ir aukščiausią kūrybą ir buvimą laidininku. Visai tai energijai, kuri nori ateiti pas mus, per mus. Ir tarsi deklaruojame visai visatai, visam kosmosui, kad dabar aš jau esu laidininkas ir šaltinį, Gają, galite veikti per mane. Per šį portalą, per šį mano širdies portalą, per mano širdies vartus. Ir dabar visas tas energijas, kurios šiandien ėjo per mus ir eina ir eis, mes pasidaliname jomis iš savo širdžių į žmonių meilės lauką, žmonių širdžių lauką. Tiesiog paskleidžiame jas visiems, kam jų reikia. Visiems, kas jų nori, bet nežino, kaip prieiti, nežino, kaip pasimti. Paskleidžiame į visą kristalinę erdvę žemėje, ir kristalinę gardelę, ir per visą kristalinį lauką. Tiesiog paskleidžiame savo artimiesiams šeimos nariam, natūraliai, lengvai, paprastai. Ir tą darome su visišku neutralumu, be jokio už to užslėpto noro, noriu, kad tu pasikeistum, va dabar aš tau ten pasiūsiu meilės arba paskleisiu dabar šitos energijos ir tu ten pasikeisi. Be šito. Paskleidžiam dabar visas konfliktų zonas. Vėlgi, kaip malonės aktą, kaip meilės aktą, kaip atleidimo aktą. Ne kaip kažkurios pusės palaikymą, ne kaip norėjimą mentaliai, kad ten įvyktų va taip ar taip, kad išsisprendimas būtų toks ar toks. Neprojektuojam savo kažkokios tai nuomonės. Turime intenciją aukščiausiam, tyriausiam išsisprendimui. Ir dabar kviečiame visą kosminę išmintį ir prašome mums labai aiškiai atsiųsti visus reikiamus suvokimus ir apmokyti mūsų visus kūnus, lygmenis, sluoksnius, kaip mums išmintingai naudoti savo dabar aktyvuotų širdžių vartus. Kaip mums išmintingai naudoti tas energijas, kurios ateina per mus ir mums ir per mus į žemę, iš Gajos, taip pat į šitas erdves. Ir dar pamiršome, taip pat užliejame visom tom energijom elementalių visą karalystę.
Tai yra oro, vandens, žemės, ugnies, eterio elementai, tai elementaliai yra tie, kurie deda molekulę prie molekulės ir sukuria materiją, taip pat ir visi nykštukai, fėjos, gnomai, troliai, elfai, visos šitos būtybės. Taip pat visai kristalų mineralų karalystė, visa kristalinė sąmonė, kuri irgi gali būti, kad yra aktyvi ir gali būti, kad yra dar neaktyvi, tai galbūt jinai aktyvuosis. Taip pat visa augalų karalystė, pradedant nuo savo kambarinių gėlių ir sodų ir per visus miškus, laukus, visus vandenis, su žemės vandenis, požeminius vandenis. Prisiliečiam ir prie vidinių žemės vandenų ir visus paviršiaus vandenis, visus vandenis vamzdžiuose ir visus vandenis mūsų kūnuose, žmonių kūnuose, gyvūnų, augalų kūnuose ir ore visas esančias vandens molekulės. Ir visus gyvūnus. Pasidaliname su visais. Neužlaikom ir tada niekur nesusidaro kamščiai ir galvų neskauda, nes neužlaikom energijų, leidžiam jom tekėti visom 7 kryptim į rytus, šiaurę, pietus, vakarus, aukštyn, žemyn, į vidų ir į išorę, žodžiu, visom kryptim. Ir dabar pabaigai viso šito proceso, kurį mes darėm, užtvirtinimui, sugiedokime 3 aum. Tai AUM. Kiekvienas savo, kiek jau norite tęsti tiek. Aš nejungiu, mano tiesiog zoomas nukas mano balsą, nejungiu šito, kad leistų garsą pilnai. Kiekvienas savo balsu, savo energetiniu parašu įkvepiame. Dar kartą įkvepiame. Ir dar kartą įkvepiam. Ir tegul visos energijos teka ten, kur joms yra aukščiausias tekėjimas, tegul viskas vyksta pačiu aukščiausiu, gražiausiu būdu, kiekviena iš mūsų ir visiems to trokštantiem. Ir tegul būna viskas lengvai, paprastai, su meile ir su išmintim. Ir taip yra. Ačiū, ačiū, ačiū.